Sveiki, šiandien yra jau balandžio 21 ir aš pradedu mokytis. Taip, šiandien mokytis jau baigiau, tai dabar, kaip visada, perinam per ką padariau. Tai diena 33, šiandien 6 valandas mokiaus ir ką perėjau, tai yra Django for Professionals nuo 1 iki 8 chapterio, tai nuo 7 perėjau, 8 dar ne. Tai čia surašiau, ką aš kaip ir išmokau šiandien, ką prisimenu, bent jau nes tikrai manau, kad daugiau pamačiau, pažiūrėjau, padariau. Tai kadangi pirmas buvo chapteris skirtas Dockeriui, tai tikrai sužinau, kas yra Dockeris, kam jis reikalingas. Bet su šito problema yra tokia, kad jo aš esu su Windows'uose, kur nėra tas, bent jau procesorius neleidžia virtual machine paleisti to settingo, tai su Dockeriu buvo problemas, tai ten ir taip per daug laiko aš manau praleidau, ten koks pusvalandis buvo. Tai tiesiog Dockerį palikau toliau, gal kažkada, kaip productionai darysiu, tada naujai mokysiuos, gal tada į Linuxą pereisiu, nežinau, čia dar visokie dalykai. Tuomet, kas buvo su PostgreSQL, ten nieko ypatingo nebuvo, ten maro nėra labai sudėtinga tą pasidaryti, jeigu Dockeris yra. Ir toliau galim pažiūrėti čia, tai Django All Authentication Third Party Library, tai va čia galėjau užsištojam ir keitėm iš tikrųjų logino iš tos sign-up pages. Tuomet CSS JavaScriptas ir imidžų failai, tai yra tiesiog static failų direktorija ir jau su tokiu praktiniu panaudojimu. Galim parodysiu. Taip, tai čia yra static šitas ir tuomet jeigu kai production leidžiam, tai ta static files atsiranda, bet čia yra viską keičiam, tai čia yra JavaScriptas, čia yra nuotrauko cover šitas ir čia yra base CSS, tai jis yra sujungtas su base'u, loadinam staticus, tada linkas antras, tai paskutinis linkas yra, kuris override'na bootstrapą ir tuomet ta pačioje yra tas pats base.js'as, kuris override'na irgi bootstrapą. Tai ir dar imidžas yra įkeltas, aš galiu turbūt parodyti. Kažkas blogai. Ok, net nežinau, kame problema, bet dabar jau nesiaiškinsiu. O, čia kažkas yra. Lyg ir neseniai buvau paleidęs, nežinau, pažiūrėsiu vėliau. Na tai jo, čia viskas matos, kad ten viskas su bootstrapu veikia ir su šituo dalyku, tik kiti dalykai neveikia, bet ten dėl to, kad Django for Professionals jau gan sena knyga, kur aš skaitau, ten gal jau kažkas apie 5 metai maro senumo. Tai va čia yra problema, o daugiau, čia jo, in a template ir tuomet su social loginais, tai ten tas pats all off, čia yra šitam ir ta social, va, tiesiog pamačiau, kad yra čia social accountai ir providers, bet visus iš esmės šitos galima įdėti. Na tai aišku, kas ten įdomiausia, tai yra Facebookas, tuomet Google, Microsoftas, Apple, bet šitie turbūt 4 pagrindiniai. Tai šitie įdomiausiai, tai va, su šito susipažinau, nes prieš tai irgi teko netiesiogiai susidurti, kur nėra lengva tą padaryti, tai va, įdomu, kaip čia tą paprastą padaryti. Ir tuomet turbūt tiek, tai jeigu man tas neveikia, aš jau nebenoriu ten lysti, jau šiandien tikrai nemažai padirbėjau. Su Bootstrapu truputį teko instaliuotas naujesnė versija, nesulius, bet tiesiog npm šitą cdno package pasidaryti. Tai jo, šiandien tiek iš manęs ir tada mokytis tęsiu ir tai.